Teisėjų knyga, 14 skyrius. Samsonas, nuėjęs į Timną, pamatė vieną filistinų mergaitę. Sugrįžęs jis sakė tėvams: mačiau Timnoje filistinų mergaitę, leiskite man ją vesti. Jo tėvai atsakė: nejaugi tarp tavo giminių ir visoje tautoje nėra mergaitės, kad nori vesti iš neapipjaustytų filistinų. Bet Samsonas atsakė: leiskite man ją vesti, nes ji man labai patinka. Tėvai nežinojo, kad Viešpats taip padarė, ieškodamas progos prieš filistinus. Tuo metu filistinai valdė Izraelį. Samsonas su tėvais ėjo į Timną. Prie Timnos vynuogynų jis sutiko jauną liūtą. Viešpaties dvasia galingai nužengė ant jo ir jis sudraskė jį kaip ožiuką plikomis rankomis, bet viso to nepapasakojo tėvams. Nuėjęs pas mergaitę, kalbėjosi ir ji patiko Samsonui. Po kurio laiko jis grįžo jos paimti. Eidamas, jis pasuko iš kelio, norėdamas pamatyti liūto dvėseleną. Ir štai, liūto dvėselenoje bičių spiečius ir medus. Jis paėmė medaus ir ėjo toliau valgydamas. Parėjęs pas savo tėvus, jis davė ir jiems to medaus, ir jie valgė. Bet jis nepasakė jiems, kad tą medų jis buvo ėmęs iš liūto dvėselenos. Jo tėvas nuėjo pas tą mergaitę ir Samsonas suruošė ten puotą, nes taip darydavo jaunikiai. Filistinai jį pamatę, atvedė 30 pabrolių, kad jie būtų su juo. Samsonas tarė: aš užminsiu jums mįslę. Jei ją įminsite, per 7 puotos dienas aš jums duosiu 30 apatinių ir 30 išeiginių drabužių, o jei neįminsite, tai jūs man duosite 30 apatinių ir 30 išeiginių drabužių. Jie atsakė jam: užmink mums tą mįslę, norime ją išgirsti. Jis tarė jiems: iš ėdiko išėjo maistas, iš stipruolio saldumas. Jie negalėjo įminti mįslės per 3 dienas. 4 dieną jie tarė Samsono žmonai: išgauk iš savo vyro mįslės įminimą. Jei neišgausi, sudeginsime tave ir tavo namus. Argi mus čia pasikvietėte apiplėšti? Samsono žmona verkdama kalbėjo: tu nemyli manęs, tu užminei mįslę mano tautos sūnums, o man jos nesakai. Jisai tarė: aš jos nepasakiau nei savo tėvui, nei motinai, kodėl turėčiau tau ją pasakyti. Ji verkė 7 dienas, kol vyko puota. 7 dieną, netekęs kantrybės, jis pasakė mįslės įminimą. Ji viską pasakė savo tautos sūnums. 7 dieną, prieš saulės nusileidimą, miesto vyrai Samsonui tarė: kas saldesnis už medų ir kas stipresnis už liūtą. Jis jiems atsakė: jei nebūtumėte arę su mano telyčia, nebūtumėte įminę mįslės. Tada Viešpaties dvasia nužengė ant jo. Ir jis, nuėjęs į Aškeloną, užmušė 30 vyrų, paėmė jų drabužius ir atidavė juos tiems, kurie įminė mįslę. Po to, labai supykęs, jis sugrįžo į savo tėvo namus. Samsono žmona buvo atiduota vienam iš pabrolių.